Jeigu prezidentė sako netiesą, tai mano pilietinė pareiga apie tai prabilti ir pasakyti, kad, mano žiniomis, aš bent to nežinojau, kad tai buvo. Tai arba to nebuvo, arba tuo metu tai buvo nuslėpta ir nuo savo patarėjų. Kad išstojo, parašė pareiškimą, kad gavo laikiną pažymėjimą. Tai man čia buvo naujiena šitie faktai. Ir mano žiniomis tai tiesiog tų faktų nebuvo. Archyvai yra išlikę, visi, man rodo, žmonės, kurie išstojo iš KPSS ir rašė pareiškimus įstoti į Lietuvos komunistų partiją atsiskyrusią, jie visi archyvuose turi būti užpajamuoti, surašyti, nes, kitaip būtų neaišku, kasgi yra tuometinės atsiskyrusios, kas buvo tuometinės atsiskyrusios kompartijos nariai. Tai jie tikrai visi turėjo būti surašyti ir jeigu tų narių sąrašuose nėra Dalios Grybauskaitės pavardės, tai reiškia, ji to nepadarė ir ji nebuvo LKP Brazausko vadovaujamos narė.